Labas vakaras. Aš atsiprašau, gal jau per vėlai skambinu, bet tokį rūpestį didelį turim. Čia to naujoko mamytė. Taip, klausau. Tiesiog vaikas į naują mokyklą labai jaudinasi ir čia mes ir užmigti negalim. Ir tiesiog taip rūpi, kaip ten rytoj viskas bus, kad... Stop, supratau. Žinokit, tikrai nėra ko jaudintis. Labai laukiam jūsų rytoj atvykstant į rugsėjo 1 šventę. Pas mus vaikai laimingi, iš kiekvieno vaiko padarom pirmūną ir iš jūsų sūnelio padarysim. Tikrai. Nusiraminkit ir susitiksim. Rytoj pamatysit, viskas bus puikiai. Ačiū labai, ačiū. Mieli moksleiviai, štai ir baigėsi ilgos vasaros atostogos. Sugužėjote, sugrįžote, galima sakyti, atgal į įščias, į mokyklą, motinėlę. Kai Petras Cvirka yra pasakęs, mokėdamas žinias, upes sustabdysi, priversi jų srovę tekėti naujomis vagomis, gal net tekėti prieš srovę, kalnus prakalbinsi. Didžiausiame akmenyje skylę pragręši. Tiesiog priminsiu, kad mūsų mokykloje yra puoselėjama saugi moksleiviai aplinka be patyčių, kad čia yra laukiamas ir gerbiamas kiekvienas. Gal dabar apie mokinio krepšelį, kad mokyklą gali uždaryti. Ne. Pirmokėliai pasiruošę muzikinį kūrinį dabar. Anekdotą gal pabaigai apie dvietušininką žyduką. Ne, dabar daina pasiruošę. Sušals vaikai. Dabar Violeta su pirmokais atliks muzikinį kūrinį. Šalus kalnelį nuveski mane į mokyklą, kur mano draugai, kur mokykloje šypsos, tegul žiedeliai mokslo žiniom pražysta mane. Sveiki, mano mielieji auklėtiniai. Sveikinu su rugsėjo 1. Netrukus mes leisimės į mokslo ir žinių kelionę. Na, o dabar pasitikriname, ar ko nepamiršome per vasaros atostogas. Mažas testukas! Testukas!
Investinum aparatus. Gastroenterikus. Esofagus. Cerebrum feralis. Kas čia? Patyrinėkime. Mariano įduba. Grenlandija. Ne taip darai, daryk taip. Taip. Sakiau, ne. Kokybę alsuojanti jaunoji
Na kągi, vaikučiai, šiandien mes mokysimės veiksmažodžio šaknies priebalsių rašybą. Mūsų naujokas Viliukas, ateik prie lentos. Nu, ateik prie lentos. Ateik. Nu, duok pirštukus. Nu, tai dabar parašom žodį dirbti, nes darbas žmogų puošia. Viskas. Štem, kai šitą nemokša. Eignai. Gerai. O dabar kita sakė kirčiavimas. Kas kitas eisite lentos? Ar bus savanorių, ar man vėl burtais traukti?
Vėluoji pamoką, marš į klasę. Čia man tie kardeliai. Taip, stop! Kas vėluoja, tam dvigubą. Nu ką, tai yra gerai išsidalinam, ką? Iš karto. Pagal programą, supranti, parašė paraišką. Dvigubai sumažino, ką mes galime įsigyti? Kokias priemonės mes galime įsigyti? Ir švietimo sistema visą laiką mažina. Kaip sakant, mes jeigu petin dar kažkaip įsilaikysim, bet man jau čia paskutiniai metai. Paskutiniai metai tikrai, jo. Tai ką, tai už tą naują pradžią gal vis tiek, ne? Tai vaikų reikalai, mūsų reikalai, kad būtų. Čia dabar. Kas čia, vaikeli, pasiklydai? Kas čia? Kieno čia? Eik, ką tu čia darai? Birutė, čia tavo? Taip, čia tas naujokas. Ką tu čia darai? Eik greit į pamoką. Eik iš čia, eik į klasę. Ko betrūko? Vaikeli, eik greičiau į pamoką. Ką čia darai? Vaikams čia negalima. Eik, durnelių, kur tu čia užsilipai? Mes čia valgom. Ah!
Auklyte, skubat kažkur. Aš tau 10 išvesiu. 2 10. 3. Aš tau išvesiu 10. Išvesiu 10. Auklyte, jau per vėlu. Gyvuoja Pirmūnų gimnazija! Na, o dabar kviečiu visus į mokyklėlę. Thank you.